Lukai nupirkom akvariumą. Va, matai, kiek žuvų. Oho. Aš kaip valgo. Atvažiavam vėl į svečius pas lietuvaičius į laivą. Jie mus priima labai šauniai. Ir šiandien skolinam mum automobilį visai dienai, už ką esam be galo be krašto dėkingi. Tai va, ir šiandien einam gert kavą šitam erdviam katamarane. Labai graži sala ir daug įspūdingų vietų, pastatų. Čia labai viskas vienas šalia kito namai sustatyti. Nu, labai jie čia vertina savo tą žemę, turbūt labai brangi. Ir stengiasi čia turbūt visą salą užstatyti, nes tuoj atrodo, kad niekur kojas nebeįkelsi. Žiauriai daug automobilių, didelis eismas. Bet šiandien kažkaip keistai nėra kamščių. Tai labai lengvai važiuojam visur, pravažiuojam. Kainos kosminės. Toksai bauliukas parduotuvėj paprastoj, indelis, bliudėlis toks, dvi saujytės telpa. Ryžių su mėsa kažkokia, pažiūrėjau, 15 eurų. Pusė kopūsto galvos kainuoja 5 eurai, ir tai pakankamai nepigiai čia maistelis. Jo, sala ne veltui vadinama turbūt milijonierių sala, nes tikrai viskas sutvarkyta, vanduo žydras, viskas gražu, daug super jachtų, fantastiniai vaizdai, labai įspūdingas oro uostas. Pabandysim galbūt sulaukti lėktuvą, kad paveiksluoti jį ten kylantį arba besileidžiantį. Filmuoti čia nelabai kažkaip mes sugebėjom, nelabai yra ko. Ta prasme, važiuoji vien tvoros aplinkui. Dronų irgi pasikelt Dronų pasikelt negali. O dar įdomių faktų papasakojo, kad palapinę statyti gali 3 dienas per metus, ten per Velykas kažkada yra leidžiama, tai tipo žmonės išeina kempinti tom dienom. Laužų niekur kuriant išskyrus vienam paplūdimy. Daugiau niekur negalim, tik tai kažkuriam tai paplūdimy. Keptis, barbekiu. Vienu žodžiu, tokie įdomus dalykai. Jo, čia jie įdomiai gyvena, pakankamai prabangiai, nekilnojamas turtas kainuoja kosminius pinigus, žiauriai daug statybų, labai daug statosi, labai daug čia vyksta kažkokių darbų. Ir judesys, tai tikrai labai daug darbininkų. Oro uostas. Važiuojam palei pat jį ir toksai į kalną pakilimas ir leidimasis. Sala tokia maža, kad realiai mes išvažiavom apie pusę 11 iš uosto ir dabar grįžinėjam link uosto, tai 12 valandų turim. Dar sustosim parduotuvėj, gerai, tada pusę 1 grįšim. Bet važiuojam nedideliu greičiu, nes čia niekur nenulėksi. 20-30 km per valandą. Tai jo, toks čia ir gyvenimas įdomus. Kainos didelės, sala graži, sraigtasparniai zuja be sustojimo, lėktuvai, tie mažyliai tokie irgi zuja, bet kažkaip mums neišeina užtaikyti. Tai va, tai žodžiu, įdomi sala, tikrai verta aplankyti ir pajusti, kaip čia viskas yra.
ten apleidžiame Gustavijos karavietę. Atplaukdami čia galvojam praleisim keletą valandų, pavaikščiosim po miestelį ir važiuosim toliau. Sutikom Sonatą, Marių, Egidijų, Beną. Žodžiu, nuostabė šeimyną su draugu ir išplaukiam po 3 parų iš Gustavijos. Turėjom žiauriai gerą laiką su jais, ačiū jiem dar kartą. Ir plaukiam dabar į Inkaluotę, irgi nuostabaus grožio turėtų būti. Plauksim ir parodysim, kaip ten atrodo. O dabar pasigražėkit super jachtų vaizdais, kurie stovi prie Gustavijos. Viena prabangiausių vietų, vienas prabangiausių miestų, kuriame teko apsilankyti, tai jau tikrai pradedant kainom, baigiant laivais. Truputį neša į Maltą, jeigu taip arčiau Europos. Į Maltą neša dėl laivų kiekio ir dydžio. Tai va, rekomenduoju apsilankyti, kas gali tikrai, tai fantastinė sala. Atvažiavom į negyvenamą salą, nes čia nieks negyvena. Mūsų laivas va ten stovi pastatytas, nežinau, gal matysis. Išlipom keliom valandom pasivaikščioti po salą, iškart pasitiko ženklas, kad čia yra privati valda. Ir prašom gerbti šitą salą. Nu tai einam, gerbsim tą salą dabar. Ir apsidairysim, kas čia gražaus. Šiaip tai labai taip įdomiai atrodo. Va, tokie peizažiai mus lydi. Va, kalnai aplinkui. Nežinau, kur tas takas mus ves dabar. Čia va, kaktusų šitų yra gražių. Tų, kur glostyt galim. Tai va, ir šliopinam. Luka patenkinta iš ryto, geros nuotaikos labai, taip. Šitoj saloj labai yra derlinga žemė. Agronomai vysto žemės ūkį ir augina kaktusus. Labai tokia. O. Va, ir derlius. Tos formos yra labai tokios fantastinės. Parodo salos vyriškumą. Galima patį viršų užlipti, bet kažinai lipsim, nu pažiūrėsim. Mojuoja plačiais mostais ponios. Nieka nesimatys turbūt. Išsikabariojau ant kalną. Čia ne iš drono. Ten mes stovim. Valtelė pačioj. Susiliejus paplūdimiu. Kad pavargau. Taip. Ten matosi Sanbartas, iš kurio atplaukiam. O ten nesimata
Sint Martino. Čiuožiu žemėn ir plaukiam į Sint Martiną. Čia greičiausiai nenakvausim. Gerai, nu gerai. Užlipau į pačią viršūnę. Gal ten dar šiek tiek aukščiau, bet man bus šitą aukščiausia. Martinas ir Balta Bartalamėja. Fūkat privargta. Nusigaliau kai šuo. Laivyba pakankamai aktyvi. Duodasi čia pirmyn atgal. Atstumai nėra dideli, 20, 30, 50 mylių nuo salos iki salos. Fantastika čia yra, kruizinti, keliauti. Vėjo nebuvo, tik tai vakar ir užvakar kada. O taip tai pastovus vėjai, pastovus palankus vėjai. Dažniausiai jo superinės vietos. Ir dar kartą norėčiau priminti, kas dar nesugalvoja, kur padėti savo 1,2% nuo gyventojų pajamų mokesčio. Turiu pasiūlymą. Galite prisidėti prie mūsų kelionės, prie mūsų ekspedicijos ir skirti tuos procentus mums, kas mums labai pagelbėtų šitoj situacijoje, ta prasme šitoj kelioniai, nes mes tuos pinigus skiriame savo inventoriaus išlaikymui, vadinkim taip, ir jo, jį išlaikyti ir pakankamai sudėtinga. Tai prisidėję prie mūsų, jūs pagelbėsit mūsų kelioniai ir mes būsime jums labai be galo, be krašto dėkingi. O kas jau padarėte tai labai didelis ačiū jums. Tikrai nuoširdžiai dėkojam už jūsų paramą. Kas nori paremti ne 1-2%, o eurų kitų ar kaip, tai aprašyme yra mūsų visa informacija, kur galite pervesti pinigus kaip paramą ir šitai prisidėti prie mūsų kelionės. Ačiū jums ir gero žiūrėjimo toliau. Va ir ponės prisivijau. Važiuosime laivą ir plauksime Martyną. Atplaukėme Philipsburgą užsipilti degalų, nusipirkti maistą. Bandysim prasmukti kaip nelegalai, neprisiregistravę. Nu, būsim labai neilgai, tai gal čia nieks nenušaus. Ir švartuosimės po 3 mėnesių, man atrodo, pertraukos. Tai toksai nejaukumus, nes senai tą dariau, bet viskas turėtų būti gerai. Tai va, ir ką? Ir viskas, užsipilsim degalų, pasipildysim maistelio ir važiuosim Marigoto pusę. Tai čia yra Sant Martinas. Šita sala yra padalinta į 2 dalis. Pusė salos yra olandų, pusė salos yra prancūzų. Žiūriu dabar, kur čia mes varom, tai nenusidengia, kai čigonai, aišku, kad lengviau švartuotis būtų, žinai. Tai va atrodo ten, mums reikės ten prie to doko, bet ten dabar jachta yra, tai palauksim, kol jie atsišvartuos ir tada jau mes plauksim. Plaukiam iš vienos inkaravietės į kitą. Kur mes čia buvom Philipsburge. Philipsburgo inkaravietė, apsiprekinam truputį ir dabar galim varyti į Prancūzijos pusę. Plaukiam į Marigoto įlanką, ten tą miestą. Bandysim ten stot ant inkaro. Žada pūst paskui, po ateinančią savaitę žada pūst, tai niekur neplauksim. Būsim vietoj.
Tai per tą savaitę galėsim susitvarkyti variklio reikalus, nusipirkti naują, tik nežinau, kaip bus su pardavimu. Ar čia bus įdomu kam nors, ar neįdomu. Tai reiks pabandyti atrasti kokią grupę, gal yra, kuriems gali reikti. Šiandien turėjom labai aktyvią naktį, labai bangavom. Jeigu vėjas ir banga sutaptų, tada nieko tokio labai baisaus. Bet dabar nesutapo. Turėjai 90 laipsnių, žodžiu. Gavosi mus siubavo va šitaip, ne taip, kad priekis kilnotų, bet į šonus. Tai labai, taip įkyriai. Ten tragedijos baisios nebuvo, bet kėliaus naktį variau, bandžiau rišti nuo galo virvę ant grandinės, kad laivas pasisuktų į bangą. Neveikia tokie dalykai. Šiuo atveju man neveikia. O kitą inkarą pažiūrėjau 4 valandas liką miegoti, galvoju, tingiu knysti. Inkaras labai sunkus, 25 gal kilogramų. Plius grandinė, lipti tą dingį, kurti variklį, važiuoti, mest, nutariau, kad atkentėsim. Tai dabar užsimiegoję, važiuojam į kitą inkaravietę, ten užsinkaruosim, gal pamiegosim, gal nemiegosim, matysim, šiandien šeštadienis, rytoj sekmadienis nieks nedirba. Gerai būtų nuvažiuoti anglių nusipirkti ant griliaus. Tai žiūrėsim, kaip čia ką suspėsim, kaip čia ką pasidarysim, bet kad neišsimiegojam, tai jo. Luka tai dzin, miegoja kaip užmuštam, tam nepajudinamai. Nieko nejautė, viskas jai gerai. Važiuoju, pabandysiu nusipirkti gal variklį, užsuksiu dar į kelias parduotuvės laivo detalių. Reikia nodo, dar ten visokius smulkmenų, nes nerandu to atsarginio, kur turėjau. Taip jau būna laive, kad pasidedi. Tikrai turi 100%, tik tai neaišku kur. Tai nenoriu čia pradėti šardinėti tą laivą visai, tai geriau nusipirksiu naują, jeigu rasiu. Parduotuvėje dirba iki 12, dabar jau po pusę 11, tai reikia paskubėti, nes po pietų ir vėjas pakils, bus nebe taip smagu lėkti, o čia porą mylių važiuoti kitos parduotuvės. Atvažiavau, bet neaišku, ar čia dirba kas nors. Pristatyta tūzikų. Morning. O, veikia. Hello. Va, kabalduoja tas, kurio norėčiau. Liko tik išsiaiškinti kainą. Galim pirkti komplektą čia. Va, kokių yra. Tokia, kokią mums reikėtų. 6595, 66 dolerių. Bet kažkaip nesinori iš karto tiek dėti vietą pinigėlių, tai pakentėsim su tuo, ką turim. Tai brūkštelėjau kortelę. Susimokėjau, pasimsiu pirmadienį, nes dabar yra šeštadienis ir visi darbininkai kažkur atostogauja, išeiginiauja ir neduoda man šiandien. Tai variklio kaina buvo 2750, įjungiau čigono režimą ir rezultatas buvo 2500 lygiai. Tai čia dolerių, tai dar pasižiūrėsiu, kaip ten gaunasi su kursais ir galimai gerokai pigiau negu tikėjausi.
Tai kaip sakant, tuos sutaupytus pinigus šiandien bus galim pasidėti dingiui. O dar šiandien plauksim su savo senuku, bet mes juo irgi nesiskundžiam. Bus galim įdėti jį pardavinėti iš karto grįžus. Gal kas nupirks per savaitgalį. Nu, atvažiavau į Budget Marinę. Dydis kaip 2X Maximas. Ir va, prikrauta visokių dalykų. Įspūdžių milijonus. Jau filmuoti nelabai galim tam, tai labai ir nefilmuosi. Einu ieškoti, ko reikia. Visokių dalykų pilna, taip viskas įdomu, taip kartais neįdomu. Va, jau ant variklio naują dėsiu šitą liustrą, kad matytumėmės naktį. Filtrų pasiėmiau watermakeriui, nes kai kur vanduo drumzlinas. Ir vieną impelerį reikėtų greičiausiai, bet reiks atsinešti pavyzdį, kad neprasimest. Vis dėlto pinigus kainuoja. Tai va, visokių gudrybių čia yra, net kelienai lenksta.